Labas, čia Greta. Labai smagu, jog prisijungiai prie šiandienos joga nidra praktikos. Tai gilaus poilsio praktika, kurios metu tau nereikės nieko daryti, tiesiog ilsėtis, klausytis mano balso. Kartais viskas, ko reikia, kad pailsėtumėm, tai yra 10 minučių nepertraukiamo poilsio. Tad kviečiu susirasti jaukią ir tylią vietą, išsijungti visus notificationus telefone, visus pranešimus, leisti savo pabūti nepasiekiamam bent 60 minučių. Jei susirasi vietą, kviečiu įsitaisyti patogiai ant nugaros, susirasti pagalvėlę, galbūt po galvą, po keliais, kad galėtų atsipalaiduoti nugarą, kojos plačiau nei klubai, pėdos nusvyra į šalis, delnai palei kūną, delnais į viršų. Kaklas ilgas, smakras šiek tiek po savim. Arba jeigu ant nugaros šiuo metu gulėti yra nepatogu, visą laiką gali atsigulti ant šono, gal net ant pilvo, ar net patogiai atsisėsti. Pakviesiu pradėti keliais giliais įkvėpimais ir iškvėpimais. Giliai įkvėpsim pro nosį, užlaikysim viršuje įkvėpimą, įkvėpsim dar kartą, iškvėpiam per burną. Ir dar du tokie dvigubi įkvėpimai ir ilgi iškvėpimai. Kvėpavimas sugrįžta į savo natūralų ritmą. Pastebėk savo įkvėpimą, iškvėpimą. Kūnas prisipildo su įkvėpimu ir išsileidžia su iškvėpimu. Tiesiog natūralus kvėpavimas, pastebėk. Ar kvėpuoji labiau pilvą ar į krūtinę, nieko nekeičiant. Tiesiog natūralus kvėpavimas. Pamažu pradėk pastebėti garsus iš šio įrašo, garsus savo aplinkoje, kiek daug įvairiausių garsų, nuo tolimiausių, artimiausių, kaip ausys nuolatos klausosi. Ar mes sąmoningi ar nesąmoningi, ausys visada klausosi. Tad net jeigu užmigtum per šią praktiką, pasitikėk, kad viskas yra gerai ir vis tiek girdėsi ir išgirsi tai, ką tau reikia išgirsti. Su kiekvienu iškvėpimu leisk kūnui tapti vis sunkesniam ir sunkesniam. Lyg su kiekvienu iškvėpimu kūnas grimztų gilyn, lyg medis nukritęs miške grimzta į samanas. Su kiekvienu iškvėpimu kūnas vis labiau paleidžia, vis labiau prisitaiko prie paviršiaus, ant kurio guli. Pamažu leisk atsipalaiduoti savo kaktai, akims grimzti gilyn į akidobes, žinant, kad niekur nebereikia žiūrėti, nieko nereikia skaityti, nieko nereikia
Atsipalaiduoja apatinis žandikaulis. Pečiai nusvyra tolyn nuo grindų ir gilyn į žemę. Išsitiesina rankų pirštai. Pėdos nusvyra į šalis. Visas kūnas sunkus. Visas kūnas pamažu vis labiau ir vis giliau atsipalaiduoja. Pamažu dėmesys keliauja į tašką tarp antakių. Pastebim pojūčius savo kaktoje. Nosies galiukas, smakras, kaklo centras, širdies centras, dešinys petis, žastas, alkūnė, dilbės, riešas, dešinys delnas, nykštys, rodomasis pirštas, vidurinis, bevardis ir mažylis. Visi 5 dešinės rankos pirštai, riešas, alkūnė, petis, širdies centras, kairys petis, žastas, alkūnė, dilbės, riešas, kairys delnas, nykštys, rodomasis pirštas, vidurinis, bevardis ir mažylis. Visi 5 kairės rankos pirštai, kairys riešas, alkūnė, petis, krūtinės centras, visi šonkauliai, saulės rezginys, bamba, pilvas, pilvo apačia, dubens dugnas, dešinys klubas, šlaunis, kelis, blauzda, čiurna, pėda, kulnas, nykštys, antras pirštas, trečias, ketvirtas ir mažylis. Visi 5 dešinės pėdos pirštai, visa dešinė pėda, čiurna, kelis ir klubas, kairys klubas, šlaunis, kelis, blauzda, čiurna, pėda, kulnas, pirštai, nykštys, antras pirštas, trečias, ketvirtas ir 5. Visi 5 kairės pėdos pirštai, visa kairė pėda,
čiurna, kelias, klubas, abu klubai, uodegikaulis, apatinė nugara, vidurinė, viršutinė nugara, kaklas ir visa kaukolė. Visas kūnas pilnas pojūčių. Leidžiu savo pabūti, pastebėti savo natūralų įkvėpimą ir iškvėpimą. Nieko nereikia daryti, nieko nereikia keisti. Tiesiog būti čia ir stebėti. Pastebėk savo kvėpavimą. Su kvėpimu kūnas išsipučia, su iškvėpimu išsileidžia. Pastebėk, kaip kūnas guli ant grindų ar ant paviršiaus, ant kurio guli. Pastebėk, kaip jautiesi. Kaip pasikeitė tavo būsena per šitas 10 minučių. Kviečiu neskubėti, nepulti grįžti prie dienos ritmo, prie darbų, leisti savo lėtai vėl įsivažiuoti, duoti savo daugiau erdvės. Pamažu gali pradėti judinti rankų ir kojų pirštus. Pasukioti galvą į šalis, būt pasirąžyti ir savo tempu atsikelti. Kviečiu pasidalinti šią praktiką su žmonėmis, kuriems manai, jog galėtų nepraversti. Ir kviečiu sugrįžti kitą savaitę. Ačiū tau, iki pasimatymo.